Tomas Trečiokas ūkininkauti pradėjo maždaug prieš 5 metų. Kai regis, vieta pasaulyje jau buvo išsidalyta, ūkiai susiformavę, viskas nusistovėję. Baigęs transporto vadybos studijas, vaikinas norėjo grįžti į kaimą, todėl perėmė iš tėvų 7 hektarų žemės, dar tiek pat nusipirko ir tapo jaunuoju ūkininku. Per trumpą laiką Tomo Trečioko ūkis nuo 14 hektarų išsiplėtė iki puspenkto šimto. Sportininkų terminais kalbant, puikus sportas. Tomui svarbiausia buvo žemė. Per pirmuosius porą metų ūkis buvo jau poro šimtų hektarų, o dar po metų šiandieninį plotą pasiekė. Dabar ūkininkas dirba 450 hektarų, kurių pusė nuosavi. Žinoma, tenka važinėti tarp Biržų ir Rokiškio, tačiau ką darysi, kai gimtajame rajone dirbamo žemės nelikę. Traukia technika, traukia žemę, norėjęs kaime gyventi, norėjęs į miestą būtų, taip ir pradėjom po truputį. Dabar ūkininkas kulia grikius. Gal kiek anksti, tačiau gražūs orai tiesiog šaukia į laukus. Tai šiandien pirma grikių kūlimo diena, taip? Taip, pirma. Tai kiek hektarų iš viso yra grikių? 45 berods iš viso. Kiek laiko reikės kulti? Porą dienų turbūt, jeigu viskas gerai. Ar labai skiriasi grikių kūlimas nuo kitų? Šiaip nepasakyčiau, jeigu orai geros, tai kūlė kaip ir viską, ar nukulė. Nėra didelių bėdų. Aišku, jeigu labai drėgna būna ar lietinga, tada jau sunkiau būna grikius nukulti yra. Grikiai bręsta nevienodai, stiebas neišdžiūsta, todėl kombainui tenka nemaža užduotis sudoroti šlapę šiaudų masę. Ar purkštume, ar kultume savaime subrendusi grikiai, vis tiek jo stiebas būna dažniausiai žalias, ir šlapias, ir vandeningas. Tai čia kitaip nieko neišspręsim. Tai kai kuriem kombainam galbūt aišku sukeltų tai kokių keblumų, bet kadangi Laverdos kulimo sistema turi galimybę prisitaikyti, tai yra arba 3 būgnų kulimo separavimo sistema, arba atjungus galima turėti 1 būgno kulimo separavimo sistemą. Tokiu atveju turim didesnį intensyvų separavimo plotą ir mažesnį separavimo plotą. Jeigu turim trapesnę kultūrą, tai galim, aišku, naudoti mažiau žalojančią, mažiau ankštarėlę skaldančią sistemą su 1 būgnu, o jeigu turim, sakykime, drėgnesnės sąlygas, kai reikia geriau ištrinti, atskirti grūdą iš iškultą iš šiaudų, tai tokiu atveju naudojam visus 3 kulimo separavimo būgnus ir turim ir didesnį našumą automatiškai neprarasdami nuostolių ir turim didesnį darbinį greitį. Tomas sakė, kad šiemet jo rekordas buvo nukulti netoli 40 hektarų pupų. Tai yra normalu, ar vis dėlto jau prie rekordo priskiriama? Tai yra pakankamai normalu iš tikrųjų. Rapsuose vidutiniškai buvo žieminis rapsas, maždaug 4 tonų derlingumo laukas. Tai vienos dienos išdirbis tai buvo apie 40 hektarų žieminio rapso stataus. Tai vėlgi priklausytų, jeigu tas rapsas būtų galbūt ekologinis ir daugiau žalesnis, žolės priemaišų, aišku, nebūtų toks didelis kombainų našumas, bet chemizuoti ūkį, aišku, visada stengiasi užauginti vienodą stačią produkciją, kad galėtų ją ir greitai ir našiai paimti. Sustačiusi vieną lauką su vienodo pločio pjaunamosiomis, panašaus galingumo kombainas, iš pačių ūkininkų atsiliepimai, kad našumą išgauna tą patį, tik tai kulimo švarumas gerėja, sakykime, arba našumą išgauna tą patį, tik tai kuro sąnaudos mažėja. Ir paėmus bendrais visais bruožais, tai padeda, aišku, atlikti didelio laidumo sietai, kurie jau šiaip Laverdos kombainuose mažiausiai 15 metų yra naudojami. Ir jie nuo paprastų ilgažvynių įsiskiria tuo, kad vienu metu jisai pro save gali praleisti didesnį kiekį masės, tai yra apie 25 kažkur procentus daugiau. Kombaino kulimo, separavimo ir valymo sistemos pritaikytos kulti nuo mažiausių, pavyzdžiui, dobilų, iki stambiausių, kaip kukurūzai sėklų. Derliai tai čia nėra pas mumis įspūdingi. Sakykime, ten, avižos gal apie 2,5 tonas gavas, vidurkis ekologinės, pupas apie 2 tonas išėję. Miežiai tai apie virš 5 tonų gavas. Tai manau, mūsų žemių našumai tai derliai normalūs yra. Ir kaip sako, jei visą laiką tokie derliai būtų, tai ir gyventumėm ir plėsmėmės pabiškį. Auginate tokius gana skirtingus augalus. Ir smulkus grūdai, ir stambus, pupos didelės, grikiai vėl kitaip kuliasi negu kviečiai ir miežiai.
Ar pavyksta išsiversti su vienu kombainu? Na, ant tiek žemės pakol kas pavyksta, laisvai įsiverčiamės. Kombainas gana našus, problemų neturim su juo, tai ir įsiverčiam. Na, o pats skirtingo dydžio grūdų kūlimas, kaip pavyksta sureguliuoti, suderinti, kad ir tas kūlimas kokybiškas būtų kuliant kviečius ir lygiai toks pat kokybiškas pupas ar grikius? Nėra sunkus reguliavimas, pasireguliuoja ir kolėti, šiaip nėra sunku, kas supranta, tai žino, kad čia tikrai nėra sunkus dalykas, tai susireguliuoja ir nusikoli. Valdymas paprastas? Žinoma, kad paprastas ir eksploatavimas paprastas, šiaip dėl kombaino tai nesiskundžia, tikrai neblogas pirkinys. Kelinto sezoną jisai jūsų? Pirmas sezonas šiemet. Tai ar galite jau jį įvertinti taip po pirmo sezono? Na, manyčiau, kad pakol kas galiu, ateityje nežinau, kaip bus. Jeigu jis laikys kaip dabar laiką, tai viskas gerai ir bus su juo. Na, šiaip aš turėjau tokį seną kombainą, tai juom tikrai jis man patiko, dėl to aš įperku tokios pat markės kombainą, nes paprasta konstrukcija labai jo, ten pats gali remontuotis praktiškai ir dar servizas gan neblogas yra šitos firmos, tai vien dėl to ir pasirinkam šitą modelį. Kiek atlaikė jūsų senasis kombainas, kokios amžiaus buvo ir kiek dar jūs dirbote? Jisai buvo gal 85 metų, jeigu neklystu, tai aš jį pirkau iš Danijos atsivežiau ir su juo atpjoviau 3 sezonus berods. Pirmam sezonui ten buvo gal apie 200 hektarų, ten antram gal 2,5 buvo, tai atlaikė jisai. Pirmojo sezono išbandymus naujasis kombainas puikiai atlaikė. Turėjom žeminių šiek tiek išlikusių, ten 20 hektarų rugių buvo, tai nukūlėm. Daugiau ekologinio avižų turėjom virš 100 hektarų. Turėjom pupų virš 100 hektarų ekologinių, turėjom miežių apie 70 hektarų, bet chemizuota, tai šiemet gan neblogai birėjo, gal virš 5 tonų gavas kažkur vidurkis. Tai turbūt neįprasta jūsų laukose? Na, mūsų kraštam tai jau neblogai derlius skaitosi. Ūkio gamybiniai pastatai ir įrengimai sukonstruoti paties Tomo. Senus pastatus pritaikė ir technikai, ir derliui laikyti. Čia pat iš senų įrengimų pasidarė ir patobulino valomąją ir džiovyklą. Per trumpą ūkininkavimo stažą ūkininkas jau spėjo pasinaudoti ES paramą. O dabar laukia naujų paramos programų ir neketina praleisti progų modernizuoti ūkį. Labiausiai, aišku, norėtumėm tai gamybos bazę parenovuoti, nes pastatai yra gan senus ir norėtumėm tos pastatus paremontuoti. Aišku, ir traktorius reikėtų dar vieną naują. O šiaip, matysim, kas bus, kaip ir stengsimės, kad kažką atnaujinti. Tomas iškart pradėjo ūkininkauti ekologiškai. Didžioji ūkio dalis sertifikuota, tik naujai įsisavinamo žemės dirbamos įprastai, kad būtų lengviau piktžoles išnaikinti, dirvą sukultūrinti. Na, ekologinis ūkininkavimas, jisai kartais ant bangos, kartais vėl truputėlį sumenksta. Kaip jūs vertinate būtent tą ekologinį ūkininkavimą, kiek jisai naudingas ūkininkui, gamtai, Lietuvai, vartotojui? Šiaip naudingas jis yra viskam, tik dar manau ne visi žmonės supranta, kad ekologinis ūkis yra naudingesnis negu chemizuotas ūkis. Šiaip dar gan prastai yra ekologinės produkcijos realizavimas, nes sunku parduoti yra. Labai užsistovi, negali kūlimo metu parduoti, turi turėti kur susandėliuoti viską, nes nuo kombaino parduoti ekologinę produkciją praktiškai tai neįmanoma yra arba labai žema kaina būna. Tai tokie niuansai, gal blogiausia su produkcijos realizavimu yra. Kol kas visa ekologiška ūkio produkcija sukrauta sandėlyje, supirkėjai neskuba jos pirkti. Tačiau tokia būklė Tomo negazdina, jis ketina visą ūkį sertifikuoti ir ūkininkauti tik ekologiškai.